Sveiki gyvi, mano žiūrovai. Karočią, tai va dar vienas epizodėlis. Atvariau į kažkokią šiknačią. Taip, kitaip ir nepavadinsi. Vat šabakštynas. Bet aš turiu žvalgybinės informacijos. Tokius lyg ir kontūrus kažkokius matau. Apkasų pagal žemėlapį, lygtais kažkas. Čia šalia radau kanistrą kuro vokišką, radau daug technikos dalių. Gal kažkoks remontas buvo daromas karo metais. Ir va, dabar einu. Pam, duobėlį. Gerai, kalbėkim suvalkietiškai, tai duobėlį va viena. O taip, tai va, baisu. O, dar viena duobėlį. Labai gerai, tai aš net ir toli labai neinu, iš karto puolu prie darbo, bet oras nelepina, vėjas žiaurus, nežinau kaip su garso kokybė, tai iš karto atsiprašau. Tai nelaukiam ir pradedam, tikrinam kiekvieną duobę, tikrinam. Вот так. О. Stikliukas. Senis nuo babukės pabėgęs į mišką. Klok. Viskas aišku, čia lengva paaiškinti tokį dalyką. Nu, įdomiai čia, pažiūrėkit. Signaliukas rimtas, reikia pabandyti. Aišku, gali būti šiukšlynas, labai arti gyventojai, bet patikrinti reikia tikrai. O čia dar po tuo metalu dar žiūrau. Peiliukštis. Toks įdomus, galas užlenktas. Gal savadarbis, bet po metalu buvo peiliukštis, tai dar reikia pasikapstyti. Gal kas nors dar pasitaikys. O dabar man reikėtų nusigauti iki va tos vietos, o ten kažkaip išlikti kuo mažiau matomu ir tikrai ant žemėlapio net nebejoju, mačiau irgi apkasus ir matau pušys, tai daug mielesnis miškas. Visai kitas miškas, daug gražiau, daug smagiau. Nu, čia jau aišku, kada sugrįšiu. Kitą vasarą į čia sugrįšiu. Reikės upelį patikrinti. Nu va, o ką aš sakiau? Biškį čia skamba. Va. Prašom. Dzin. Augi apkasai. Sakiau. Matėte, kiek ant žemėlapių matėsi lievai, o čia kai... Aišku, čia jau visokių bomžų pabūta, va. Visokie. Dar sako, aš bomžas, aš ne bomžas. O taip, įlipau į apkasą ir prikolas. Konservikė, ne? Niekas nepatikrintų tos konservos. Niekas nepatikrintų, jaučiu. Pam, pasižiūrim. Forma vokiška. Kas užrašyta? Nežinau, matos, nesimato. Aldin 40 metų. Vokiška konserva. O taip va, tiesiog va, savo. Stovi padėta nuo tų laikų ir nejudinta. O šitas radinys tikrai mane pradžiugino. Namo nepasimsiu, per didelis, bet kažkas sako, kad šitas dalykas būdingas tik tai Klaipėdai, bet tai netiesa, būdingas ir mano kraštui. Tai va,
Kuchbunker. Tai tiesiog yra vienas iš tranšėjų papildomų įtvirtinimo dalių. Mūrinis, išmūrintas šulinys. Gelžbetonio dažniausiai, mano nuomonė, MG pozicija turėjo būti. Čia užkritęs jau įėjimas. Va. Įėjimas, aišku, labai stipriai viskas užslinkia, bet pakankamai įdomus įtvirtinimai, vokiški įtvirtinimai. Jūs tik įsivaizduokit, čia stovi MG ir tratina į kelio pusę. Jūs tik pažiūrėkit. Opa. Edelveiso ženklelis. Tai šitą ženklelį turėdavo Vokiečių kalnų jėgeriai. Edelveisas yra gėlė. Įdomu, iš kur mūsų kraštuose kalnų jėgeriai. Nors realiai atsižvelgiant į tai, kad karo pabaigoje visus be išimties siuntė, tai gal ir nenuostabu. Čia vidury miško, bevaikščiodamas, nežinau, kažkokius tai pastatus radau. Man atrodo, kad apleisti, bet labai keista, vidury miško. Žemėlapiuose tikrai niekur nepažymėta. Bandykim patekti, pasižiūrėsim, kas ten įdomaus. Sovietmečio statinys, baltos plytos. Čia ir kelias kažkoks tai. Miško dar atrodo važinėjimas. Bet čia labai keistai atrodo viskas. Oi, gerokai apleista. Matau, poreikis buvo atsiradęs papasakot apie apsaugą nuo erkių. Yra pagrindiniai dalykai, tai vakcina. Tikrai patariu skiepintis, nes nuo encefalito nieko jūs nepadarysit, niekaip nepasigydysit. Vienintelė pagalba yra skiepai, o visa kita, tai aš tuos repelentus labai retai naudoju iš tiesų. Nėra, man atrodo, jie tokie veiksmingi. Tai ką aš darau,
pasitikrint nuolatos kelnes, nes vis tiek dažniausiai nuo kelnių pradeda lipti. Kas pusvalandį, kas 20 minučių pasitikrinkit ir tikrai bus didesnė apsauga. Randi tiesiog akim, tu matai tas erkės, nusiėmi, nusisprektuoji ir viskas, ir ne problema. Erkė pakankamai lėta, užtrunka, kol jinai įsisiurbia. Tai grįžtat namo, rūbus iš karto į skalbimą, o patys eikit praustis. Nu ir 8 metai taip darau ir kol kas dar nebuvo įsisiurbus. Jūs tik pažiūrėkit, kokio grožio apkasynai. Va taip vat. Kasgi čia gyveno? Temsta, lietus intensyvėja. O aš kai visada toli nuo mašinos. Plius vėjas žiaurus. Palikau mašiną vidury miško. Medžiai linksta, tai nežinau, rasiu ar keliuką užkritusi į medžių, ar nedaug dievė ant mašinos medis. Žiūrėsiu, kaip pareisiu, kaip toliau elgtis reikės. O dabar čia, nu vienu žodžiu, pradedu. O technikos pozicijos, tik nenustatau ar vokiškos ar rusiškos. Čia bam bam bam, keliukas prie pat. Pradėjau didelius signalus kast. Čia masyvus tikrai metalas. Čia dar masyvesnis. Vieną ranką nelabai net ir atkeliu. Tai pradėjau signalus kast tokius vienoj vietoj. Labai manau, kad labai tikiuosi, kad karinės technikos dalys. Čia vėl signalas stiprus. Bandau traukti šitą ir aplinkui visur čekinu, nes signalų stambių tikrai daug, bus technika kažkokia. Dar vienas toks pat metalas. Stambus. Nu įdomu, ką čia radau. Tai vat bendroj sumoj 4 tokie daiktai. Nežinau. Nu, vikšrai tikrai nemanau, kad gali būti. Bet pasižiūrėsim, gal paaiškės. Čia kažkas įdomiau. Didelis metalas. Labai didelis. O dar čia metalas vidai. Ir va. Fu. Galbūt ratas, gal pečius, bandau ištraukti. Jau manau, žinau, kas čia yra. Mano galva tai arklinio, kaip prie arklo plūgas dėdavosi ir tokia sėdynė būdavo. Galbūt, aišku, aš nesu tuo tikra 100%, kad labai panašu. Atkrapštau. Ir vėl man rodos palvai signalą. Atkrapštau. Ir palei signalą vėl. Vokiška konserva. Opa. Vat ir vėl aldyn. Ir vėl vokiška konserva, aišku. Kažkas juoksis iš manęs. Sakys, kad čia šiukšliai. Bet kituose kraštuose net ir tokios šiukšlės neranda. Biški brėdmasis į burną lenda. Tai va. Na čia šiuolaikinis prikolas. Šiuolaikinis prikolas, bet kaip greitai rūdija. Bet sovietinis gal dar net. Geras patogus kirvis, reikės pasiimti. Be gerai, o kasasi dar geriau. Kasasi tai kaip su
Nežinau, nereik nei kasto. Kasgi čia? Tikiuosi, kad kontrinio žiedo nėra. Aš tikiuosi. Nu, kol kas nesimato. Gerai. Ha. Aha, kas čia per birką? Kas čia, chebra, per birką? Žinot, aš sakyčiau, kad gerai. Sakykim, kad tai ūkio technikos čia kokios. Nu, gal ir ūkio technikos. Hui paėmiau, kas čia per šlamštas. Manau, jeigu žinot, atsakykit, nes aš nesusidūręs su tuo. Tai kai lapatka įdomu. Šiaip tai tikrai didelį. Prašau palyginti. Šiaip va šitas daiktas vėl yra, kas man rodo, nu, kad tikrai senas daiktas. Nežinau, aš manau, kad gali būti vokiškas, o jeigu tai vokiškas, tai tas šūdas stovėjo ant viršos. Reiškiasi, tas irgi nėra gal sovietmetinis. Na, pavyko pareiti į mašiną. Gerokai sparčiai temsta. Va taip diena praleista. Tokia melancholiška diena miške. Bet reikia visokių dienų. Iš tikrųjų. Ir manau, potencialo čia yra. Čia dar sugrįšiu. Taip kad, manau, pasimatysim ten dar kartą. Ate? Mašina sveika. Iki pasimatymo kitą kartą.